Labas, Eglė. Labas, Monika. Čia ir vėl mes, mediatorės Monika Kvotė ir Eglė Liaukuvienė. Ir štai vėl susitinkame mūsų tinklalaidėje, kurioje kalbamės apie mediaciją ir su jie susijusius klausimus. Šiandien tas klausimas, apie kurį kalbėsimės, yra lūkesčiai mediacijoje, nusiteikimas mediacijoje ir ne tik. Medijuosimės ar medituosime? Eglė, tai su kokiais lūkesčiais ateina žmonės pas tave į mediaciją? Kas apskritai lūkestis ir su kuo ateina žmonės? Tai tokie, bandėm išskirti abidvi, kokie tie liaudyje dažniausiai pasitaikantis, nebūtinai, ar tarsi su kuo susiduri, kai prasideda pati mediacija. Tai mums pavyks susitarti, ateisim ir labai greitai surasim sprendimą. Mediatorius mus išskirs, mediatorius mūsų sutaikys, mediatorius mums padės išsaugoti santuoką. Einu į mediaciją tik dėl pažymos. Mediacija nenaudinga, mediacija yra tik tas privalomas žingsnis ir visi kiti tie lūkesčiai arba ne tokios samprotojimai, kurie iš pradžių gali kažkaip riboti apskritai patikimai mediacijai. Tai tokie labai prieštaringi, taip skamba labai prieštaringai. Nuo mus labai greit sutaikys, iki mus labai greit išskirs. Dar matyt norėtus pridėti ir tai, kad dažnai tą lūkestį turiu apie kitą žmogų, kad jis nesukalbamas ir net neis į mediaciją. Arba tikrai be šansų čia susikalbėti. Tai sakiau, labai daug, ar ne, skirtingų ir gali būti, kad vienas ateina su lūkesčių, kad mus labai greit sutaikys, kitas, kad čia tik dėl pažymos, ar ne? Na, tokių prieštaraujančių lūkesčių turėti. Taip. Ir vienam atveju tie, ar ne, prieštaraujantis lūkesčiai, dvi šalis, bet du visiškai skirtingi lūkesčiai arba matymas to sprendimo varianto. Taip, tikrai taip. Tai o iš kur tie lūkesčiai atsiranda pas žmonės? Turbūt labai ilgas ir pakankamai subtilus kelias gali būti, ar ne, nuo gyvenimiškos patirties, kurioje žmogus ir nuo vaikystės patyrimų, nuo to, kaip mes žiūrim į tą kitą žmogų, per savo asmeninį filtrą praleisdami, ar ne, tą matymą ir turim kažkokį savo pasakojamą istoriją apie žmogų, kuri arba riboja, arba praplečia, ar ne, ir iš to lūkesčiai ir gaunasi, ir jeigu mums nepavyko būnant šeimoje susikalbėti nuolat, bandėm, ar ne, nepavyko. Lyg ir tai yra priežastis išyrančių santykių. Normalu, kad aš galvosiu, kad atėjant į mediaciją mums irgi nepavyks. Ir turbūt neretai, Monika, ir tau tenka girdėti, kad nepavyks prikviesti, neateis, nenori ir visi kiti. Ir pirmo skambučio metu išgirsti iš kitos pusės didžiulį motyvą ateiti, kalbėti, nes irgi tas, ar ne, matau, kad situacija bloga yra šeimoje ir ką daryti, ar ne, ir tas kelias kalbėjimui, jo labiau, kada mediatorius dar ir pamotyvuoja, šiek tiek praplečia lūkestį, kad mediacija skirta neišskirti, nei sutaikyti, o teikit, ar ne, išsigryninti tikruosius tos poreikius, lūkesčius, ar ne, tai tada ir ta magija atsiskleidžia. Sutinku su tavim dar, tai kaip paminėjai, kad gali iš kažkokių senų prisiminimų, ar ne, tarsi ateiti tie modeliai, tai man kažkaip iš karto į galvą ateina pavyzdys, jeigu aš augau šeimoje, kurioje būdavo priimtina kiekvieną nepasitenkinimą išreikšti kažkokiu tai skundu ir neiti jokį dialogą, tai tikėtina, kad aš taip ir tikėsiuos, kad pasaulis priešiškas, kad reikia kažkaip tai formaliai labai jame dalyvauti ir kad ten joks pokalbis nepavyks. Taip. Ir čia dar, norėtus papildyti, vis tiek ta informacija iš kažkur ateina, toks, kad pažymą gausi mediaciją, ar kad ten kažką tai kažkas padarys, tai ta informacija, tikriausiai ateina iš tų žmonių, kuriuos sutinku gyvenime, ar ne? Tu turbūt kalbėjai apie tą pirminį informacijos šaltinį, ar ne? Iš kur mes apskritai gaunam pirmąsias žinias apie mediaciją. Tai čia turbūt dar seniau sugrįžta apskritai, kada ta užgimsta pirmoji mintis, kai mes dar su nieko nesitarėm, ar ne? Ir iš išorės tarytum renkam įrodymus, kad taip, atėjo laikas nutraukti gal santuoką, santykius, mums nepakeliui, su tuo žmogum nesusitarsiu. Kitasgi žingsnis iš tų jau asmeninio tokio ar nepergalvojimo eiti rinkti išorę informaciją. Gal skaitysiu forumus, gal ieškosiu informacijos ar ne, pirminiai teisiniai pagalbai, gal tiesiai pas advokatą eisiu. Ir čia labai svarbu. Gal pas draugą paklausti. Taip, arba nesenai skiriasi kažkas aplinkoje ar ne, ir pasidalinkit patirtim. Tai labai svarbus
pirminis informacijos šaltinis, iš kurio mes gaunam. Ir čia kaip taisyklė, mes kaip pirminį informacijos šaltinį prisitrauksim tą, kuris patvirtins mūsų kažkokią nuomonę, ar ne? Jau turime tą įsivaizdavimą. Taip. Tai tarkim, jeigu tas pirminis informacijos šaltinis tos informacijos, kuri susijusi su mediacija, kaip ginčų sprendimo procesu, tarkim, aš paklausiu pas advokatą, tai labai tikėtina, kad advokatas, jeigu jis pasakys kitaip, nei aš tikėčiausi, man bus nepriimtinas ir aš norėsiu jį keisti, ar ne? Na, jei, tarkim, sakys, palaukit su teismu, jisai visiškai čia jums nepadės, tik įsuks į labai ilgą procesą, eikit ir dėkit visas pastangas susitarti mediacijai. O jeigu aš įsivaizduoju, kad su kitu, be šansų kalbėtis, matau kitą žmogų, su kuriuo susipykau kaip labai piktą, tai ar norėsiu aš girdėti, kad tai kalbėtis? Tikėtina, ieškosiu advokatą, kuris sakys, eik į mediaciją, nes privaloma ją inicijuoti Lietuvoje, gausi pažymą ir eisim į teismą ir ten viską sutvarkysim. Taip. Jo, tai būna kažkokios kategorijos atvejuose specializuojasi, ar ne advokatai lyg ir dar labiau patvirtina tam tikrų aukos vaidmenį, ar ne, ir iškelia lyg ir išpučia, kur tuo tarpu pas mediacijoje atėjus, galima tos lūkesčius priartinti, ta prasme, ir kitą leisti pamatyti kaip kitą, o ne per tą filtrą, kurį aš įsivaizdavau. Plius, Monika, kur tu kalbėjai, ar ne, kad ir tą pirminį informacijos šaltinį pritrauksim tokį, kokį mes turėsim vaizdą į kitą. Ir dar kaip taisyklė, tą vaizdą tas kitas nuolat patvirtina. Ar ne? Šiek tiek paskui perėsim, iš kur, ar ne, tas elgesys tam tikras kyla. Tai, toks... Čia jau toks giliau, bet Eglė, žiūrėk, mes tarsi taip duodam manyti, kad tam tikri lūkesčiai yra blogesni nei kiti, tai kurie čia dabar tie lūkesčiai visą sąrašą vardinai, kurie dabar tie lūkesčiai yra teisingi apie mediaciją, o kurie čia jau nepakeliui, ar ne? Apie tinkamus, netinkamus lūkesčius, tai tinkami turbūt tie, kurie tarnaus, kurie ar ne bus apie čia ir dabar ir apie ateitį išplėstai, ištrauk žmogų iš praeities, to tokio pergalvojimo, permastymo gyvenimo praeities šablonuose ir kurie, praplės požiūrį ir ves į šviesą, į tą tokį susitarimą. Tai realiai sakai, kad lūkesčiai yra tinkami, jeigu jie veda į konstruktyvumą, į kitokį rezultatą nei dabar turiu būdamas įklimpęs į ginčą. Taip. Užuot destruktyviai nuvedę atgal arba palikę toj pačioj vietoje, ar ne? Tikrai taip. Tai čia toks esminis skirtukas. Taip. Tai dar truputėlį. Tai mes čia taip kalbam atskirą temą, iš vis tinklalaidėje apie tos lūkesčius, kodėl mes juos taip sureikšminam, ką jie lemia toj pačioj mediacijai. Visai tai yra visiškas pagrindas to, kaip kokia linkme vyks, ar vyks apskritai, ar ne, visą elgesį, tokį, tą pradinį. Nes paskui, kaip mes nuolat diskutuojam, mediatoriaus šiek tiek jau darbas, ar net ties motyvacija, ties nukreipimu, ties prisitraukimu į mediaciją, ar neparodymu tų kitokių perspektyvų, ir galimybių. Bet pats tas pradinis taškas, lūkestis lemia, koks elgesys mediacijoje bus, ar ne, kokie tie mano įsisąmoninti, neįsisąmoninti motyvai. Vieną, ką aš deklaruoju žodžiais, kitą, ką aš turiu apskritai, toj ledkalnio pačioj. Ir kiek tai yra svarbu ir, sakykime, aš galiu žodžiai sakyti, kad aš gal norėsiu, ar ne, kad, sakykime, tas mano partneris dalyvautų vaiko gyvenime kiek galima daugiau, bet vidus apskritai šauks, kad geriau jo nebūtų ir ta priešprieša labai didelį toną mediaciją užduos. Tai čia jau pereinam tas lūkestis tarsi nusiteikimas, tiek apie mediacijos procesą, tiek apie kitą žmogų ir nenori jis išlys. Taip. Iš žodžių. Nepaisant to, ką sakau, jisai prasiverš ir jisai visą elgesį ir visą mediacijos ir šiaip situacijos kryptį nulems. Lūkesčiai mediacija lemia joje dalyvaujančių žmonių elgesį. Kaip žmogaus lūkestis nusiteikimas lemia jo elgesį. Ir čia aš pati truputėlį atsakysiu. Tai pirmiausiai, kaip žmogus bus nusiteikęs, tokį toną jis duos visam savo elgesiu, tarsi nuspalvint savo elgesį, tą spalvą, ar ne? Ir dabartinės lietuvių kalbos žodyne žodis lūkestis yra apie viltį, tai tas nusiteikimas yra, ko aš tikiuosi,
ko aš laukiu, kam aš esu atviras. Ir tada tavęs, Eglė, noriu paklausti, kaip tu manai, kokią reikšmę turi nusiteikimas, lūkestis, žmogaus elgesio mediacijai? Monika, tu paminėjai apie toną elgesio, ar ne? Man norėtųsi išskirti tas dvi kryptis, kada yra lūkestis ar nusiteikimas į žmogų, į tą kitą konfliktuojančią pusę ir į patį mediacijos procesą. Kai aš žiūriu į tą savo artimą, esamą, buvusį žmogų kaip į priešiškai man nusiteikusi, natūralu, kad aš iš išorės gausiu patvirtinimus. Čiagi visai tas, ar ne, sklandantis lūpose mūsuose posakis, kad pažinau tikrai jo veidą, pradėjau skirtis, pamačiau tikrai veidą. Tai visai norėtųsi reabilituoti tuos tikruosius veidus ir pasakyti, kad mūsų tikrasis veidas yra taikoje, ramybėje, ar ne? Bet ne ten, kur įsijungia instinktai. Pati iš savęs skyrybų situacija, santykių nutraukimo situacija, žinia apie tai ir viena ar ne ta intencija jau yra baisiai nesaugia aplinka, iš kur norisi reaguoti instinktyviai ir tai visiškai nesąmoninga, tai išjungia visą sprendimų priėmimo aparatą, racionalų į protą ir visus kitus ar nedalykus, kas atsakinga už konstruktyvų kažkokį sprendimą viduj. Tai natūralu, kad jeigu mes ar ne, turim įvaizdį apie savo tą esamąjį vis dar ir renku tokius patvirtinimus skyryboms, realybėje nuolat gausiu savo patvirtinimą, kad ir čia tas, ar ne, ir čia blogai, ir tada vieną dieną sugalvoju pasakyti apie tai, kad mūsų santykiai nutrūks, aš priėmiau tokį sprendimą, arba aš dar tik tai galvoju ir dar tik tai tikinuosi iš tikrųjų tą pirmąją žinią, o ten kita pusė iš didžiulio nesaugumo, nes pati žinia yra įkrauta, ar ne, tokiu nesaugiu fonu, jis sureaguos iš instinktų, gali ar ne, žodžių, net ir fizinė jėga, kažkokiu visiškai destruktyviu elgesiu, kas tai pusiai, kuri pasakė, visiškai ir nepaliudys, kad taip, buvau teisus ir ne, mano sprendimas yra geras dėl santykių nutraukimo. Tadagi ar ne, einam į mediaciją su tokiais dviem, tokie du žmonės, kur vienas visiškai nesaugioj būsenoj, kitas dar lyg ir rinko parodymus ir įrodymus ir pasitvirtino. Ir jie ateina tokie du į mediaciją, kur turi lūkestį visiškai skirtingą. Tasgi dar gal turi viltį išsaugoti. Šitas jau išėjęs iš santykių, ar ne? Ir va čia jau ir mediatoriaus darbas priartinti. Ir tada pati mediacija. Ko mes tikimės iš pačio proceso. Kiek ar ne toli paėję su kažkokiu tokiu destruktyviu elgesiu. Ir čia vat apie tai, ką mes kalbėjom. Iš kur atsiranda, ar ne, kaip mes nusiteikę apskritai konfliktinėse situacijose spręsti klausimus. Tai va, tai toks tas, ar ne, apie apskritai elgesio toną, tai kaip mes žiūrim į žmogų, tada kaip mes žiūrim į žmogų, tokie mes ateinam ir į mediaciją, iš čia plaukia ir nusiteikimas pačiam procesui. Ir va šitoje eigoje mes kiekvieną dieną ir darbuojamės. Tai Eglė, taip apibendrinant, ką sakai, jeigu aš įsivaizduoju, kad mano sutuoktinis blogas žmogus, piktas žmogus, visur jo elgesį ir matysiu tuos patvirtinimus, nematysiu, ką jis gero daro, bet matysiu, kad jisai, kaip jisai sureaguoja, tarkim, į netikėtą naujieną, tarkim, supyksta ir man tai jau visą jį įrėmins ir sakys, kad jis tik toks ir kitoks būti nemoka. Taip? Jo. Ir dar čia norisi irgi pakalbėti apie tą nusiteikimą procesui. Iš vienos pusės kaip apie žmogų, iš kitos pusės tas nusiteikimas gali būti, ką aš darysiu tam procese, ar aš čia kalbėsias, ar čia atėjau savo patvirtinti, kad neįmanomas tas dialogas ir toliau būtinai tęsiu teisme. Tai tikriausiai, jeigu tęsiu teisme, tai ir mano elgesys bus toksai kaip teismai. Tai ką daro teismas? Teismas priima sprendimą pagal įrodymų visumą. Tai tikėtina, kad rinksiu įrodymus. Ir pačią mediaciją galiu naudoti, ar ne, kaip tą erdvę surinkti lyg ir, ar ne, ir kiek tada aš apskritai būsiu sąžiningas ir atviras pačiam procese. Mediacija gali būti sėkminga tada tokiu atveju. Tai čia toks svarbus momentas. Ir Eglė, dar vienas toks svarbus klausimas. Tai mes dabar kalbam tarsi apie dviejų žmonių, vos ne sutuoktinio ir sutuoktinio, ar ne, nusiteikimą, lūkesčius tiek vienas kito atžvilgiu, tiek proceso atžvilgiu.
O kiek iš tiesų tų lūkesčių yra, kai žmonės ateina į mediaciją? Tų pilkųjų nematomų kardinolų, ar ne, kurie aplinkui yra. Du žmonės santykyje, bet šalia visą laiką yra tiek tie, kurie yra labai labai palankiai nusiteikę, ar ne, tiek tie, kurie pagal teisinių paslaugų sutartį darbuojasi palankiai nusiteikiam ir visiškai atstovauja žmogaus interesus. Kokią informaciją aš apskritai iš aplinkos surenku apie žmogų, ar ne, gal tik tai toj pradiniai stadijoje aš dar tik tais renkuosi kaip čia kas, ar ne, ir dar artimieji duoda vieną kitą patarimą. Tada jau, kai išeinu plačiau, ar ne, teisinę informaciją rinkti, ką advokatas sako, ar ne, apie procesą, apie pačią mediaciją, apie visi ir visos jos vienodi ir visa kita, ir turim strategiją ir tik tai kažkokią linkme dirbėti. Tai va, tai irgi lemia nusiteikimą mediacijoje, kiek dar yra aplinkui žmonių, kurie pataria, kartais labai nuoširdžiai, kartais labai formaliai, ar ne, ir kur iš tikrųjų išgirsti savo tikrąjį lūkestį ir nepasimesti, ar ne, ko aš čia iš tikrųjų noriu, arba netgi sužinoti, ko iš tikrųjų noriu, nes gali būti, kad labai labai daug to pasimetimo, nes tai, su kuo mes dirbam, yra įkrauta didžiuliu pasimetimu. Tariant, savo labai aiškiai įsivardint, ko aš iš tiesų noriu, koks mano lūkestis, kokia mano viltis yra. Žinai, noris atkreipdėmėsi, tarkim, tikrai gali susipainioti žmogus, tu esi ginčia ir dar atsiranda, tarkim, kitas žmogus, pavyzdžiui, advokatas, ar ne, kuris jau paruošė dokumentus į teismą ir sako, tu nueik į mediaciją, gauk pažymą, kad buvai ir mes jau skubam į teismą eiti. Ir tu ateini į mediaciją ir tarsi matytum, kad būtų šansų susikalbėti su kitu žmogumi. Ir galvoju, tau kabo, bet tai nemandagu, advokatas tiek dirbo, paruošė dokumentas. Ir tada save tiesiog trauki nuo to dialogo, daug visokių scenarijų, čia kaip vienas iš daugumos, arba pasakiau visiems savo draugam, kad tas labai blogas, tai kaip dabar aš su juo susikalbu. Tai nepatvirtinčiau to, ką sakiau, aš nebenuoseklus, man nemalonu, ar ne, todėl toliau elgiuosi, kaip elgiausi to kito atžvilgiu, nes tiesiog per daug nepatogu pripažinti. Tarp kitko, žinot, mediacijose aš net ištraukiu į dienos šviesą, kiek yra šalia žmonių, kuriems nuoširdžiai rūpi arba dalyvauja šitam ginče matomai ar nematomai. Ir kokią informaciją iš ko gaunus, kokiam lauke apskritai žmogus yra. Nes tai tikrai labai svarbu nusiteikimui į sprendimą ginčo. Tai turbūt palinkėjimas kiekvienam žiūrovui ir klausytojai, kad pirmiausiai skirkit laiko savo ramiai prisėsti. Jo. Ir įsivardinti, kur čia mano lūkestis, o kur čia kažkieno kita. Ir iš tiesų, kas man svarbiau, ar mano taika ir ramybė, ar, tarkim, draugų noras išgirsti pletkų. Arba investuota suma į jau bylinėjimosi procesą, nes neretai būna atveju, kur šalia mes medijuojam, o šalia dar didžiulis ginčas teisme yra ir jau ten didžiulės pajėgos yra mestosi, tai ne. Ir jau lyg ir viduj kažkur sukirpa mintis ties nuostatos keitimo, bet nėra aplinkos, kuri pagelbėtų ištraukti, ar ne. Tai ir gal tik vienas mediatorius, kuris tiki mūsų susitarimu. Tai va, tai tyloj, ramybėj, tik ten patys geriausi sprendimai ateina. Tikrai taip. O tada dar kalbant, mes jau čia taip palengvai ir perėjom, tai galima lūkestį pakeisti. Ar jis gali pasikeisti, ar ne? Jo, ir jei taip, tai kaip? Turbūt pastangų kainuojantis didžiulis procesas, nors kartais gali šitaip, ar ne? Ta prasme, tai nuo mūsų priklauso. Tai mumise susidaro šitas, ar ne, vienoks ar kitoks įvaizdis. Renkant jau šiek tiek tada kitą informaciją, praplečiant požiūrį, ar ne, išsikalbant, galų gale iš tikro įvardinant, koks yra lūkestis, nusiteikimas, apie ką iš tikrųjų yra mano tas neįsisąmonintas viduje ar nevykstantis procesas, įmanoma įkeisti ir tikrai keičiasi. Tai čia kaip su baime, jei įsivardinsi, tai mažiau bijosi. Palengvės, ne iš karto. Tai čia turbūt mediatorius labai daug prie to prisideda, ar ne, tiek individualių pokalbių metu, tiek bendrųjų, klausydamas tarp eilučių, perfrazuodamas, ar ne. Atkreipdamas dėmesį į tai, ką sakai. Jo, tai va čia tos visos technikos, kurias mes naudojam, kur pagelbėti, iš tikrųjų
ištraukti. Nesinorėtų, aišku, nuskambėti, kad kažkokius burtų lazdelę turim ar ne ir visais atvejais pavyksta, nes turim labai daug atvejų, kurie nugulti teisme, bet ten tos pačios nesaugiausios situacijos, kur iki galo neįvardinta, net nenorėta įsivardinti ar ne, apie ką yra ginčas, kas čia yra, kokie tie tikrieji lūkesčiai neįsisąmoninti viduj ir iš to didelio nesaugumo ir gimsta didžiuliai ginčai. Man atrodo, tokia sunkiausia situacija yra, kai net aiškiai savo įsivardinus lūkestį, taip sunku priimti, kad mano iš tiesų noras, čia truputį savokas painėjam, bet manau, klausytojai ir žiūrovai supras, tai čia apie tą pačią viltį, ar ne? Jeigu savo įsivardyju, kad mano tikroji viltis yra kitokia, nei aš deklaravau daug laiko savo ir visiems aplinkui, kartais tai taip nepatogu tai pripažinti, kad užuot kažką dabar su tuo darius, nurimus, aš tik ieškau patvirtinimų vedančių ties tuo mano deklaruoto lūkesčio, ar ne, ties to, ką aš skelbiau. Ir toliau stengiuosi visomis išgalėmis, stengiuosi nematyti to, ko aš iš tiesų dėl ko aš viliuosi. Taip. Ir čia tikriausiai tas yra netgi rodiklis, kada tas pats mediacijos procesas dėja, bet tikriausiai tampa nebegalimas. Ir kartais labai netaiškiai ir šalis mediacijų individualių sutikimų įvardina, bet sąmoningai sako, aš nieko nedarysiu su tuo, ar ne? Ir labai natūralu, kad ne visi procesai gali pasibaigti tinkamai. Šiek tiek prie to pakeitimo, ar ne? Ar gali kisti lūkestis ir nusiteikimas. Kartais pasikeitus lūkesčių nusiteikimui kardinaliai pasikeičia visas procesas. Gal nebe mediacijos reikia terapijos, ar ne? Gal nebe mediatoriaus, kuris ar ne vertinamuoju stiliumi dirba, visiškai ties teisiniais dalykais, bet santykių kažkokio, ar ne, kur mes kalbėsim apie dabartį ir ateitį, apie konfliktų sprendimus ir visą kitą. Tai įvairiausių dalykų įvyksta toj mūsų mediacijoje, kur niekaip nesuplanuosi, bet esant visų kūnų tame sprendime, tame procese, darbų ties lūkesčiais, nusiteikimu, motyvacija, pačiai mediacijai kaip procesui, pačiai motyvacijai ties požiūrio kampo keitimu į kitą žmogų, tai labai daug gražių dalykų galim. Ir čia tokia trumpa reklama ir atsiskleidžia mediacijos matyt kaip proceso nauda, kad tai nebūtinai taikus susitarimas, kodėl verta bent jau pabandyti, tai nebūtinai sėkminga mediacija yra ta, kurioje pasiekiamas taikus susitarimas, kartais vien realybės įsivardyjimas aiškus jau yra labai daug duodantis tolimesniam žingsniui. Dar žinai, Egle, trumpai, kadangi jau išskyrėm tą lūkestį į kitą žmogų ir lūkestį į procesą, tai dar trumpai noriu paminėti, kad tam pačiam mediacijos procesui gali labai skirtis lūkesčiai. Vienas gal ateis tik pažymos, kitas norės susitarti. Tai čia irgi matyt yra svarbu, bet lengviau šiek tiek, nes ir mediatorius gali pagelbėti suvienodinti tos lūkesčius, patikrinti, ar tikrai kiekvienas supranta vienodai tos lūkesčius ir tokiu būdu kažkaip tai turėti sklandumą bent jau tame procese, ar ne, ir vienodą matymę jo. Ir čia turbūt lengviau matosi pokytis, ar ne, nusiteikimo ir lūkesčio, kad aš gal ateinu visiškai tik tais pažymos, ar ne, ir formaliai nusteikęs ir lieku ir antrą ir trečią kartą ir išsprendžiu ginčą. Ar ne? Tai pačiam viltis įsižiebė. Taip. Tai, puiku. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū tau, kaip visada. Malonu su tavimi kalbėtis. Ir kviečiame sekti Vilniaus arkivyskupijos karitą socialinėse tinkluose, Facebook'e, pavyzdžiui. Ir lauksime jūsų kitose mūsų tinklalaidėse. Iki malonaus.